Priklausomybė nuo cukraus gali apsimesti visai kitos priežastis, kurios galiausiai taip pat verčia ieškoti saldaus maisto, bet ne dėl priklausomybės. Štai vienas paauglių tyrimas rodo, jog pasireiškiant depresijos simptomams, tie paaugliai, kurie patiria dar ir miego sunkumų, yra reikšmingai dažniau linkę vartoti saldintų gėrimų negu geriau miegantis paaugliai su depresijos simptomais. Miego trūkumas ir be depresijos simptomų siejamas su potraukiu cukrui. Maža to, miego trūkumas siejamas su didesniu kortizolio lygiu kraujyje, nes kažkaip reikia mobilizuotis dienai. O tai nėra palankios sąlygos kūno riebalams skaidytis, nes kam juk parūpinam gerokai lengviau skaidomo cukraus, ir yra palankios sąlygos riebalų kaupimui. Saldus maistas taip pat skatina smegenis gaminti malonumą sukeliančias medžiagas, todėl tai gali būti papildoma priežastis valgyti tokį maistą, kai nuotaika prasta, kad ir dėl to, kad neišsimiegojam. Mechanizmas didelis ir gauruotas, o paaugliams papildomai dar sudėtingesnis, nes jiems reikia daugiau miego, nei reikėjo iki paauglystės, o juk žinutės pačios nepasirašys ir filmai patys nepasižiūrės. Šioje situacijoje tai nepriklausomybė nuo cukraus, o organizmo pastangos atlikti visus valingų veiksmų nurodymus. Mažiau cukraus, daugiau daržovių, taikos ir ramybės.